Tikriausiai daugumą esame girdėję apie spalvas, kurios gali pakelti nuotaiką ir nuteikti gerai dienai. Arba atvirkščiai, padėti susikaupti ir surimtėti. Tokia spalvų įtaka žmogui vadinama spalvų psichologija. Taigi, pakalbėkime apie kiekvienos iš jų galią. Raudona. Raudona turi daug reikšmių, tačiau kalbant apie drabužius, raudona laikoma čempionų spalva. Vilkėdami raudonos spalvos sportinę aprangą mes tampame efektyvesni, greitesni ir stipresni. Ši spalva yra siejama su sėkme tiek komandinėse, tiek individualiuose sporto šakose. Psichologai teigia, kad šį poveikį lemia kažkuris iš dviejų aspektų. Tai, kad raudona suteikia žmonėms daugiau pasitikėjimo, arba tai, kad jie sukelia oponentams baimę, kadangi raudona spalva vilkintys žmonės atrodo labiau dominuojantys. O kalbant apie gyvenimą, ne sportą, raudona taip pat yra laikoma seksualinės galios ir geidžiamumo spalva. Netgi yra terminas raudonos suknelės efektas, kuris apibūdina fenomeną, kad moteris vilkinti raudoną suknelę yra laikoma seksualiai patrauklesnė nei vilkinti bet kokią kitą spalvą. Taigi raudona puikiai tinka einant į pasimatymą. Oranžinė. Oranžinė dažniausiai asocijuojasi su žaismingumu ir gyvybingumu. Tai yra svetinga ir draugiška spalva. Kaip ir raudona, oranžinė suteikia mums energijos, gyvybingumo, tačiau ji turi didelį poveikį nervų sistemai ir gali greitai įkyrėti. Todėl vilkėti oranžinę nuo galvos iki kojų nerekomenduojama. 2018 metais atliktas tyrimas parodė, kad pakartotinis oranžinės spalvos poveikis žmonėms gali apsunkinti susikaupimo reikalaujančias užduotis. Geltona. Geltona paprastai yra laikoma laimės spalva, sukelianti optimizmą ir džiaugsmą. Kadangi tai labiausiai matoma spalva, geltona visad patraukia dėmesį. Jis skatina ekstravertiškumą ir draugiškumą, bei padeda išeiti iš komforto zonos. Rožinė. Seniau rožinė buvo laikoma vyriška spalva dėl savo panašumo į raudoną, kuri, kaip žinome, sukelia dominavimo ir galios jausmą. Tačiau 1940-aisiais rinkodaros entuziastai priėmė sprendimą, kad rožinė spalva skirta mergaitėms ir kažkodėl visi tiesiog tam pritarė. Šiais laikais rožinę dėvi ir moteris, ir vyrai. Šis spalva suteikia šilumos, mielumo ir nuoširdumo jausmus. Žalia. Kadangi žalia spalva yra pačiame spalvų spektro viduryje, ji dažnai siejama su pusiausvyra. Žalia gali būti atsipalaidavimo ar motyvacijos spalva, todėl žmonės turinčius didelį pasiekimų poreikį žalia traukia labiau. Net ir būdami namuose apsivilkę žalią galite priminti savo apie gamtą, sumažinti stresą, pradėti mąstyti pozityviai ir įsikvėpti kūrybiškumu. Mėlyna. Mėlyna dažniausiai siejama su jūra ir dangumi, todėl ji yra laikoma atsipalaidavimo ir ramybės spalva. Ji sukelia pasitikėjimo ir saugumo jausmus. Violetinė. Violetinė turi ryškesnį raminamąjį poveikį nei mėlyna ar žalia. Tokie atspalviai kaip levandos tapo atsipalaidavimo sinonimu, nes violetinė mažina mūsų kraujospūdį bei ramina organizmą. Violetinė spalva suteikia optimalią atsipalaidavimo būseną, todėl ji yra puiki spalva medituojant ar praktikuojant dėmesingumą. Anksčiau violetinė spalva buvo skirta aristokratijai dėl purpurinių dažų retumo ir brangumo. Nors nuo to laiko violetiniai dažai tapo daug pigesni, ši spalva vis dar laikoma prabangia, ore ir didinga spalva. Pilka. Daug pilkos spalvos tyrimų ją sieja su neigiamomis emocijomis, tai melancholija, abejingumu, liūdesiu. Žmonės susiduriantys su depresija ar nerimu dažnai apibūdina savo jausmus pilkai. Tačiau pilka taip pat laikoma kompromiso spalva, kuri nesukelia jokių emocijų. Todėl dominuoja poilsio drabužių kolekcijose ir taip pat puikiai tinka oficialiose aplinkose, kur reikia išlaikyti profesionalumą ir neutralumą. Ruda. Ruda yra medžio ir žemės spalva, todėl jis susijusi su rimtumu, patikimumu ir palaikymu. Rudų drabužių derinimas su mėlynais ar žaliais aksesuarais gali padėti įsisavinti šias įžeminančias emocijas dėl žemės ir vandens asociacijos. Juoda. Kaip ir raudona, juoda dažnai siejama su dominavimu. Už žaidimo lauko ribų juodi drabužiai verčia žmonės jaustis galingais. Vadovai ir aukštas pareigas einantis asmenys skatinami dėvėti juodus drabužius, nes tyrimai parodė, kad juodi drabužiai suteikia daugiau įtakos grupinėse situacijose.
Dažnai juodą spalvą mėgstame nešioti dėl jos paprastumo, tačiau suderinus atitinkamo dizaino juodus drabužius ji gali atrodyti labai nepaprastai. Juoda trykšta rafinuotumu, žavesiu ir didingumu. Kaip ir gilus mėlynos ir violetinės spalvos atspalviai, ji gali priversti jaustis prabangiai. Balta. Balta spalva dažnai asocijuojasi su švara, todėl ją dėvėdami įkūnijame bruožus susijusius su grynumu, paprastumu ir ramybe. Balta spalva vertinama kaip svarbiausia tylos ir susikaupimo spalva. Nepamirškime ir atspalvių. Skirtingi atspalviai sukelia skirtingus jausmus ir į tai reikia atsižvelgti naudojant spalvų psichologiją. Tyrimai parodė, kad mūsų drabužių ryškumas gali būti svarbesnis nei veido išraiškos, kai žmonės sprendžia apie mus. Todėl naudoti spalvą savo stiliuje reikėtų apgalvotai.